Šiemet projekto 2 minutės šlovės scenoje pasirodė pačių įvairiausių dalyvių. Nuo parodijų meistrų iki kvapą gniaužiančios akrobatikos. Natūralu, kad vienam už kitą didesniems talentams įvertinti žodžių pritrūkdavo net iškalbingoji mūsų komisija. Aš sakau, vėlgi, patiko, nepatiko, patiko, nepatiko, ne. Tai vis tik aš sakau, nepatiko. Nors man patiko, bet ne. Taigi, labai gaila, bet aš sakau, nepatiko. Nors man patinka, bet nepatiko. Šį kartą apie juos. Algis Ramanauskas, Eglė Juozapaitienė, Vitalijus Cololo ir baleto primarijus Nerijus Juška. Ketveriukė, kuri ne kartą įrodė taip pat turinti neatrastų talentų. Štai kad ir Vitalijus Cololo, metamorfozių meistras. Drąsiai besiveliantys įvairiausias avantūras, visada patys savo kailių norintys viską išbandyti, pamėgdžioti ir nebijantis apsikvailinti. Nesvarbu, šoka dalyvis ar dainuoja, ištiestų pėdų specialistas Nerijus Juška visada ras prie ko prikibti. Aš labiausiai nekenčiu, kai yra šokama šitom, kaip Marius, kad sako, grizlio pėdom. Tas susikuprenimas, visas lakstimas pėdom užlenktom į viršų. Čia charakteris, Nerijau, čia charakteris. Čia jums mokykla. Tokia kartais keistokai besielgianti mūsų komisija. Tačiau svarbiausia, visada itin kompetentinga. Kažkaip ir kūrinys, čia labai neblogas. Kurie čia metai yra? Pradžia buvo gana baisi, buvo banali. Aš būsiu šlikštokas. Aš neturiu ką pasakyti, dėl to aš palauksiu, ką pasakys kiti. Nuodėmė būtų nepaminėti vienintelės komisijos moters, vokalo pedagogės Eglės Juozapaitienės. Gal jūs kartais galite ką nors padainuoti a kapelą? Klausykit, sugrokit ką nors lietuviškai. Ar galima Justina paprašyti sudainuoti liaudies dainą? O galėtumėt man dabar ką nors a kapelą lietuviškai? Projektas 2 minutės šlovės didžiuojasi turėdamas šią griežtą ir kartais kiek keistokai besielgiančią komisiją. Kaip sakė Aristotelis, į didelį talentą visuomet įmaišyta beprotybės.